Mieli žurnalistai, gegužės 7 ypatinga diena, primenanti mums spaudos laisvės, gimtosios kalbos ir knygos svarbą. Ji primena, jog laisva spauda nėra savaime suprantamas dalykas, o nuolatinės pastangos ir atsakomybė. Jūsų darbas ne tik žodžiai popieriuje ar eteryje, bet ir balsas tiems, kurie negali būti išgirsti. Jis padeda kurti informuotą, sąmoningą, kritiškai mąstančią, atvirą visuomenę. Visuomenę, kurioje kiekvienas gali laisvai reikšti mintis, dalintis idėjomis, kurioje viešpatauja skaidrumas ir atsakomybė. Ačiū už jūsų drąsą išlikti objektyviais, principingais ir atkakliai atsidavusiai savo misijai. Tegul šios vertybės visada lydi jūs profesinėme kelyje. Linkime kūrybinio įkvėpimo ir vis naujų, prasmingų istorijų.